pasiruošėm turbūt šiai dienai stipresniai komandai, bet aš manau, kad mes pakankamai neblogai žaidėm, tik tai mums antroji pusėje, trečiam kėlinį mes daug metimų nepataikėm iš po krepšio. O tas turbūt ko gero ir davė šiandien rezultatą, kurio mes nepasiekėm. Labai sunku yra paaiškinti tokius dalykus ir čia, kaip sakoma, netreniruojami dalykai. Čia ko gero veikia ir psichologija, ir žaidėjų galbūt susikaustimas, bet tokių dalykų varžybose negalima daryti. Reikia pataikyti ir, kaip sakoma, šnekėsime su vyrais, bet sezono galbūt pradžia ir dar gal kažkiek ir tas jaudulys veikia, bet šiai dienai aš manau, kad priežastis šitie neįmesti metimai ir pralaimėta, kai kamuoliai atšokia po savo krepšiu. Nežinau, stengiamės, visi dirbam gynybai, siekiam vieną tikslą, tik tais pergalės. Šiandien reikia šitą užmiršti, rytoj iš naujo kovoti su Marijampolė, stengtis vėl kovoti iki galo, imti pergalį, daugiau nieko. Gal įsimelim į tą, nesustojam, greitai bėgam, nedarom derinių, biškį klaidelių ten kažkiek, užmetam tritaškį porą ir pas to tenka atsigavinėti po biškį. Tačiau rungtynių pabaigoje pavyko atsilaikyti. Jo, viskas gerai, baigėsi. Ar prieš sezoną tikėjais tokios pradžios, 3 iš 3? Aišku, tikėjaus, tai visi čia tikimės. Siekime kuo aukščiausių tikslų. Kovingumas iš tikrųjų kova iki paskutinės minutės. Ir buvo įvairių situacijų ir spurtų Jonavos komandos ir mūsų spurtai buvo, bet kaip sakau, žaidimas, minėjau žaidėjams, kad yra iki paskutinio teisėjo šiauduko. Strigom galiu pasakyti su deriniais, kaip ir minėjau prieš rungtynes. Jonavos komanda pasižymė agresyvę gynybą, tiek ir agresyvių puolimų. Tai mumis galiu pasakyti ir išmušė tas agresyvumas. Lyginus jų gynybą prieš mūsų aukštaūgius, tai jeigu Giedrius Staniulis, kur mesdavo po 20 taškų, jisai tik 5 taškus įmetė, taip kad arba, kaip sakau, kamuolys nevaikščiojo, arba užstrigdavo ties juo ir būdavo klaida ir neįmesti taškai.